Sveikas atvykęs į brendimo nuotykių parką. Čia hormonai surengia šokius, tavo kūnas keičiasi kaip transformeris, o emocijos kartais atrodo kaip Netflix serialo drama. Bet ramiai, mes turime žemėlapį. Kas vyksta brendimo metu? Fiziniai pokyčiai. Auga ūgis, keičiasi balsas, atsiranda kūno plaukuotumas, vystosi lytiniai organai. Emocijų kalneliai. Kartais jautiesi laimingas, kartais liūdnas ar susierzinęs. Tapatybės paieškos. Ieškai, kas tu esi, atrandi naujus pomėgius, pirmą kartą įsimyli. Svarbiausi patarimai. Priimk save. Visi bręsta skirtingai. Lyginti save su kitais neverta, tu esi unikalus. Bendrauk ir klausk. Jei kas nors neramina ar kyla klausimų, kalbėkis su patikimu suaugusiuoju ar draugu. Rūpinkis savimi. Sveika mityba, sportas ir poilsis padeda jaustis geriau. Emocijos yra normalu. Mokykis jas suprasti ir valdyti. Bet visų svarbiausia, su brendimu norime pajausti ir naujus intimius dalykus. Intimūs santykiai tai ne tik jaudulys, bet ir atsakomybė. Ką svarbu žinoti prieš žengiant žingsnį? Paklausk savęs, ar esi pasiruošęs, neskubėk, jei jautiesi neaiškiai ar nejaukiai. Visų pirmiausia yra pagarba, nesvarbu ar esi hetero, LGBTQ+, ar tiesiog dar ieškai savęs. Sveiki santykiai reiškia klausytis, suprasti ir gerbti ribas. Atvirumas. Kalbėkitės apie tai, ko norite abu. Jei jaučiatės laisvai, diskutuodami apie lūkesčius ir ribas, santykiai tampa saugesni ir nuoširdesni. Jeigu nesi pasiruošęs, pasakyk ne. Niekas negali tavęs priversti daryti tai, ko tu nenori. Tik tu sprendi, kas tau geriausia. Pradedant lytinius santykius, labai svarbu žinoti, kad lytiškai plintančios infekcijos ne komiksų priešai, bet jų išvengti lengva. Prezervatyvas tavo geriausias draugas, o reguliarūs sveikatos patikrinimai kaip antivirusinė programa tavo kūnui. Dažniausiai lytiškai plintančių ligų simptomai – skausmas ar deginimas šlapinantis, neįprastos išskyros, bėrimai ar žaizdelės lytinių organų srityje, niežulys ar paraudimas, skausmas lytinių santykių metu, bendras silpnumas, karščiavimas. Nepamiršk, kad kiekvienas sprendimas yra tavo atsakomybė. Pasaulis tau prieš akis, išnaudok šansą jį užkariauti su pagarba, meile ir šypsena. Kyla klausimų, kažkas tave neramina, kreipkis į mus. Vaikų ir jaunimo sveikatos centras gali tau padėti. Pirmą konsultaciją tau suteiks centre dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, kuris esant poreikiai nukreips konsultacijai pas kitą gydytoją specialistą.